šiandien, žinok, prieš susitikimą gavau informaciją, nuruošiausi labai šitam susitikimui, galvojau, kad bus daug naujų ir labai protingai teks kalbėti, tai tiesiog per statistiką, daviau užklausą per ligonių kasas, koks yra nutukimo procentas Lietuvoje. Reiškia, kadangi aš dirbu, daugelis čia žino, su švedais ir ten buvo labai didelis nutukimo laipsnis, vienu metu 48, paskui virš 50 rodė statistika, dabar apie 24. Aišku, jie ėmėsi labai tokių drastiškų priemonių. Ir pirmiausia, tai visus moko, kas nori lieknėti, moko, kaip tai padaryti, konsultuoja ir taip toliau, pas gydytojus siunčia ir visa kita, bet jeigu žmogus nenori ir sako, oi, man netinka, aš nenoriu ir taip toliau, jam padaro praktiškai visas procedūras arba appointmentus, kaip pasakyti lietuviškai appointmentas? Susitikimus tuos visus padaro mokamus. Jeigu tu nenori lieknėti, o sveikatos bėdos dėl to, kad yra antsvoris, ten būna diabetas, kraujotaka, refliuksas, cholesteroliai labai aukšti, spaudimas aukštas, visi tie dalykai, tarp kitko, dabar vėlgi aiškina, kad tas vertigo, aš jį kažkada turėjusi irgi, dabar tikrai labai senybę turėjau, kada vestibuliatorinio aparato sutrikimas irgi manoma, kad tai yra nuo antsvorio, gali būti viena iš priežasčių antsvorius, toliau knarkimai visi sąnarių nusėdimai ant sąnarių dilimas. Jeigu didelis antsvoris, skaito, kad tai yra labai toks, ta prasme, tai yra pasiekmė nutukimo, jau čia nebešnekam apie antsvorį 5-7 kg, čia šnekam apie nutukimą. Ir visi šitie piliečiai, kurie nenori gydytis, pilietės ir piliečiai, kurie nenori gydytis, tai labai tvarkingai mauna ir už daugybę procedūrų, susitikimų, pas gydytoją vizitas tas žodis, vizitų turi susimokėti, jeigu tai susijęs su jų nutukimu. Tai aš kada buvau kovo pabaigoje, balandį Švedijoje, tai nutukimas pagal statistiką buvo maždaug 24%. Įsivaizduokit, daugiau kaip per pusę sumažėjo nutukusių ir apkūnių. Lietuvos statistika man atsiuntė, šiandien kaip tik gavau atsakymą, reiškia, kad atsiuntė taip, apie 70 populiacijos žmonių, apie 70% žmonių turi antsvorį. 70% žmonių turi antsvorį. Antsvoris tai yra tas KMI, kada viršėte netiek daug. Toliau yra nutukimas, tai nutukimas 40-45, tai maždaug, ten paklaida gali būti, sakykime, kaip ten prierašas yra, kaip šeimos gydytojas gali būti neįrašyta, kad pavyzdžiui nutukimas, ne? Bet pagal ligas, pagal tai maždaug toks procentas. Toliau apie 70-80% ligonių kasose yra fiksuojamas insulino rezistencija, apie kurią aš kukuoju iki numirimo kiekvienam susitikime. Tai yra insulino rezistencija, tai yra vienas žingsnelis iki antro tipo diabeto, kada organizmas, kas tai yra? Tai yra kada ląstelės, aš duodu daug angliavandenių ir paprastų ir sudėtingų organizme, cukrų, vadinkim, taip yra daug, bet ląstelės nebegali, ląstelių receptoriai nebepriima, jos insulinas, jos dažnai vizituodamas ląsteles apdaužo receptorius ir ląstelės nebepriima. Pamenat, pasakoju, tos senosios, tai turi žinoti apie traukinuką, kuris vežioja cukrų vagonėliuose, ne? Ir tas traukinukas važinėja tarp ląstelių, tame skaičia nepamirškite ir smegenų. Tai nereiškia, kad tik tai kojos, rankos ir plaukai, tai važinės ir receptorius, sakykime, receptoriai nudyla, nudaužo ir ląstelės, kai atveža cukrų, insulinas sako, mes tavęs nepažįstam, dėk kur nori. Ir tada prasideda ta rezistencija, kada tas garvežiukas, tos vagonėlius su cukrum veža į kraują, pila į kraują, aš labai vaizdingai pasakoju, kad tikrai visos atsimintumėt, pila į kraują ir tada tas pakyla cukrus. Dabar žiūrėkit,
Kur yra bėda? Bėda ta, kad ląstelė negauna pakankamai cukrų išgyvenimui, jinai yra alkana, vadinkim paprastai, jinai prašosi vėl, aš suvalgius 6, pamenu, cepelinus, dar norėjau cepelinų. Tai už pusvalandžio, kokio gal iš 40 minučių. Man tada pirmą kartą realiai buvo labai baisu. Jeigu aš valgydavau tą batoną su uogienė ir su sūriu, tai dar būdavo baisu, bet šiaip sau. Bet jeigu kai jau tada suvalgom miriam naminius cepelinus, aišku, ne tokius, bet didelius, ne karmėlavus, bet normalus cepelinai ir apsisukusi vėl tu nori, aš tada buvau tikrai įsigandus, aš visko buvau prisigalvojus tuo metu, kad galbūt čia aš jau praradau saiką ir taip toliau. Pasirodo, dabar žinau moksliškai, kaip tai paaiškinti, organizmo ląstelės badauja, jos prašosi, tikėdamosi gauti energijos, jos vėl prašosi, aš vėl kemšu, vėl metai cukrų. Ir taip per kurį laiką įvairiai rašo, kad gali taip maždaug užtrukti pusę metų iki 4 metų. Ta rezistencija gali būti lėta tokia arba greita. Paskui mes matom paprastuose tuose cukraus tyrimuose, kraujo kreivė vadinama, arba gliukolizuotas hemoglobinas, jau tada mes pamatom, kad jau yra aukšti cukrai. Tendencija tokia, kiek man tenka su žmonėm dirbti, 14 metai kaip dirbu, tai ne per kamerą, bet su žmonėm jau, kaip aš mėgstu sakyti, svetimais, tai faktas tas, kad prisiklausau, ką gydytojai sako, dar nėra diabeto, tai neduosim vaistų, palauksim, maždaug kai tu susirgsi, mes tada tave ir gydysim. Tai tas tendencija, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip kitose šalyse, aš neturiu tokių tyrimų, bet mane tie skaičiukai šiandien, žinau, kad oficialus atsakymas mane šiek tiek pagąsdino. Aš matau, žinot, kaip dabar yra, lieknina, kas netingi, treneriai, visokių papildų platintojai, visokie sportininkai. Aš pamenu, vienoje laidoje Pūko buvau, kur mergaitės atstovavo kažkokį klubą, nebepasakysiu pavadinimą, atstovavo kažkokį klubą, kur jinai numetė net 2 kilogramus ir reikia sportuoti. Jinai tuo metu gal svėrė kokius 57, tokia plona pakankamai mergina. Tai aš tada, žinau, užvedžiau diskusiją baisę, kad per radiją buvo laida. Tai užvedžiau diskusiją baisę, kaip, tai reikia sportuoti, reikia bėgioti ir taip toliau. Tai senos klišės, bet iš esmės, reiškia, 2 kilogramus numesti galima ir 3 dienas nevalgius, ne? Aš paprastai sakau, bet jie grįžta labai greitai. Tai būna po pirčių, po skysčių didelio netekimo ir taip toliau. Tai tie dalykai, jos reikia labai žinoti, nes jie yra iš tikrųjų labai pavojingi. Kai ląstelės iš vienos pusės ląstelės negauna to angliavandenio, jos badauja, bet nepamirškit, kad tai badauja ir smegenų ląstelės. Ir tas vadinamas iš ryto atsikėlimas, tas toks gali būti prieš, kaip būna, pavyzdžiui, visą dieną normaliai valgo, aš nežinau, ar daugeliu tai buvo, bet daugeliu taip sako, kad buvo, kada visą dieną, pavyzdžiui, gali laikytis, valios užtenka. Nuo pietų jau prasideda valia kažkur išdulka, po pietų prasideda noras valgyti, ypatingai angliavandenių, tada prisikemšam, panaudosiu tokį žodį, prisikemšam angliavandenio, einam miegoti. Tada dar prisijungia ir jeigu viskas toliau tvarkoj, miegam, atsikeliam ir vėl nenorim valgyti, gali būti tik rezistencija. Yra dar vienas, kodėl aš šitą paskaitą norėjau pasakoti ne tik apie tai, kad ką valgom ir ko nevalgom, bet iš esmės tos priežastis, kodėl. Tai viena iš tų priežasčių yra tokia. Toliau yra tas. Bet yra kitas momentas, reikia juos atskirti. Ir jūs tikrai ir senos, ir naujosios, kurios nori turėti naudos iš tos paskaitos. Pasiekit save, kokios jūs atsikeliat ryte. Dabar žiūrėkit, iš ryto nedavalgom, ne? Tada po pietų nutrūkstam, valgom, kas šauna, ypatingai vakare. Kodėl vakare? Todėl, kad žinot kaip, reikia pasižiūrėti dar biškai tą psichologinę dieną aš dirbu, aš užsijėmus, ten kažkur bėgu, kažkur skubu, kažką reikia padaryti. Tas čia labai gražiai suveikia ta taisyklė, apie ką galvoji, tas ir esi. Tu visą dieną neturi laiko galvoti apie maistą ir tu visai sėkmingai nenori valgyti. Po pietų jau ateina tas natūralus alkis, ne apetitas, bet jau tikras alkis, jau norisi, jau pradedi valgyti. Vakare tu atsiduri namuose, saugioje erdvėje, poilsis, jau niekur bėgti nereikia, sakykime, gerai, jeigu šeimyną dar pamaitinai,
telikas, užkandukai, skaniukai, negražus žodis, sako, skaniukus galime naudoti tik tiek, kai apie gyvūnus šnekam, bet aš sakau ir mums, skaniukai priekiai ir viskas to pasakyta. Vietoj to, kad užsiimti kažko kitokiu poilsio būdu, meditacija, na, aišku, aš iš karto sakysiu 3 pagrindinius: meditacija, įsivaizdavimas ir šitai rašymas arba sėdėjimas tyloj. Vietoj to mes tiesiog griebiam ką nors nuraminti, todėl kad jau viskas atlėgo, galvoti nereikia ir taip toliau. Tai dabar ar kaip atskirti? Ar aš tiesiog jau einu link diabeto, ar aš pasakysiu kitą priežastis kortizolio, priklauso nuo to, kaip jūs jaučiatės ryte. Vakare aš pavalgau arba prisikemšu, prisilesu iš lėto, lesu, ne? Prisilesu ir iš ryto jau, tada jeigu yra kortizolis, tai pasyvaus streso hormonas įskirias, ta prasideda kitas anekdotas. Reiškia, tada naktį blogesnis miegas, daugiau sapnų, atsiranda įimas, netgi tiem, kurie nedažnai eidavo į tualetą arba neidavo, pradeda eiti į tualetą, nes kortizolio, kada labai koncentracija pakyla, jis mus prižadina ir tada, kai prižadina, mes einame į tualetą. Čia va toks įgalima, aš kažkada pati tą, kaip čia pasakyti, susitvarkiau su to, aš nežinau, paverčiau įpročių, kad tiesiog pakentėsiu, vėl užmiegu ir vėl, ir tą naktinį įėjimą į tualetą aš vis tik susitvarkiau. Labai retai, tai aišku, jeigu kažką ten labai atsigeri daug, bet šiaip aš jį susitvarkiau, nes būdavo tikrai 3-4 įėjimai į tualetą ir tu pareini ir kol dar su mano asmeninė, čia mano asmeninė patirtis, aš vis tiek visą gyvenimą turiu draugystę su nemiga, tai man tada užmigti yra pakankamai sudėtinga. Tai bet blaškydavus, paskui buvau išmokus miegodama nueiti į tualetą ir ateiti, paskui būdavo taip jau noriu į tualetą pabūtina, kada supratau, kad tai kortizolis pabūtina, aš tada galvoju nieko, ne taip čia spaudžia, kad labai reikėtų, apsiverčiu ir užmiegu ir taip pat iš lėto tą įprotį nuimiau. Bet iš tikrųjų tada yra, sakau, tai prasideda kitas momentas, aš prisivalgau, naktį aš noriu į tualetą, ne? Vienas iš požymių, blogiau miegu. Ir ryte atsikeliu, aš turiu pasakyti tokį terminą, jis yra visiškai tikriausiai nelietuviškas, bet kaip sudaužyta. Atrodo, nei tu ilsėjais, nei tu miegojai, dar tik atmerki akis, jau esi pavargęs. Tai va čia jau, jeigu jūs kuri nors jaučiat, kad tikrai ir iš tų mano esančių grupėse, dabar aš jums pasakysiu, jeigu jaučiat, kad iš ryto atsikeliat ir tokios, aš nesakau vieną kartą, gali būti ten ir sapnai kažkaip, bet jeigu stabiliai yra tokia būsena ryte atsikėlus, mergaitės jau tada ieškokitės pokalbio, užsirašom, tai kaip taisyklė yra kortizolio pasiekmė. Tai jau atsikeli. Tada atsiranda dar vienas požymis. Kada jau kortizolis įtakoja storumą arba storėjimą arba lieknėjimą, atsiranda dar vienas momentas. Palaipsniui, aišku, ne per savaitę ir ne per 2 pradeda svoris gali kristi, gali prie kortizolio kristi kojų ir rankų sąskaita. Kojos plonėja, rankos, jeigu genetiškai jūs neturi tos gražios moteriškos figūros, rodau, nes, iš tikrųjų, man tai, pavyzdžiui, labai gražu, kai moteris turi tą rožytę. Gal dėl to, kad aš jos neturiu, tai taip norėtųsi. Tos, kurios jau turi genetiškai, tai viskas tvarko. Pas mus buvo tokia Diana, numetė 40 kelis kilogramus ir tiesiog ta rožytė genetiškai pas jos ir sesuo turi, ir jinai, ir mama, tai viskas tvarko. Bet ta prasme, ta graži tokia figūra. Apartų genetinių, bet paselimo yra. Tada atsiranda tas toks variantas, kojos plonėja, rankos plonėja, kaip taisyklė rankos plonėja, tos, kurios skundžiatės, kad storos rankos, reiškia, kortizolis dar jūsų nepaimė. Pilnai, reiškia, plonėja rankos kojos, svoris gali kristi ir lieknėjimo rankų kojų sąskaita, o pilvelis dažniausiai auga. Bet kortizolis yra šiaip primityviai sakant, tai yra išgyvenimo hormonas. Jisai už imuninės sistemas daug labai gerų dalykų daro. Viena iš tokių, ant jūsų važiuoja, įsivaizduokit, automobilis, jūs einate keliu ir į pėsčiųjų taką išvažiuoja automobilis, važiuoja ant jūsų. Būtent kortizolis duos tą ženklą, kad pasitrauk, ne? Šoka, paskui tik sugeba, arba, pavyzdžiui, yra pasakota daug istorijų tokių, kada, pavyzdžiui, aš atsimenu vieną
dieną man labai padarė įspūdį, kada mama Zilo, to senovinio automobilio priekį pakėlė, kad ištrauktų vaiką. Realiai jo neįmanoma pakelti, kitaip susimaišė kortizoliu su adrenalinu ir tos jėgos duoda tiek, kad toliau tie, kurie turi psichinių ligų, dažniausiai tikriausiai esat girdėję, turi daug jėgos, ne? Tai vat būtent ta sąskaita, tų hormonų sąskaita. Tai va, tai jeigu šitą atsikėlė sudaužytos ir taip toliau, tokios, jeigu vyras naktį neapmušė, bet vis tiek blogai atsikėlėt nepailsė, tai žinokit, kad yra kortizolis. Dabar apie kortizolį. Dar, jau nežinau, kiek kartų sakiau, bet dar kartą pasakysiu. Pusryčius pradėkit nuo baltymo. Būkit geros ir tos naujos, ir kurios gali prisijungti kameras ir negali, jeigu klausotės, atsiminkit. Pusryčius pradėkit nuo baltymo. Baltymas, geriausias baltymas, jūs jau manim patikėkit, tai yra mėsa arba žuvis. Aš savo laiku, iš tikrųjų, kada jau pamokė ir, pamokė, norėjau pasakyti, reikalavo. Nereikalavo, galėjau aš nemest to svorio, bet iš esmės. Šitą reikėdavo iš vakaro ant spintelės pasidėti mėsos. Aš dėdavausi kaip taisyklė kokią tai Panevėžio fileiką arba kumpį, kad iš šito vos atmerkus akis, kada tik atsiranda kortizolis, tik pradeda įsiskirti, automatiškai duodi baltymą. Aišku, labai tinka tie baltyminiai kokteiliai, išrūgų izoliatas, tobulas, bet jį reikia greitai pasidaryti ir gurkšnotis. Jie labai gražiai tada, suprantat, kur yra bėda, kodėl baltymas? Todėl, kad kortizolio perteklius skaido raumenis. Jis įlenda į raumenyną ir skaido. Bet man teko matyti vieną, tokios mano pažįstamos mamo, kuri numetė, aš bijau pasakyti, dabar man atrodo apie 80 kg, bet net nebeišlipo iš lovos, nes visas raumeninas sukrito, jin tiesiog neturėjo raumenino masės. Tai vat, bet raumeninas tai yra ir širdis, ir inkstai ir taip toliau. Tai vat, žodžiu, baltymas tada organizmas pagauna baltymą, ypatingai, sakau, jeigu išrūgų izoliatas, pavyzdžiui, jame labai, dabar čia vienas yra, tai kur iš viso 0 angliavandenių, taip jis šiek tiek brangesnis, bet visumoj. Ir reiškia, gauni baltymą, tada organizmas stabdo, raumenis saugo, tai kortizolis vaikšto. Ir tada kartais jisai sėda, sakykime, į kepenis dalis nueina, bet dalis nueina į riebalinį audinį. Ir va tas riebalinis audinys, va tas anksčiau tai visada sakydavo, kad tai pilvo tas ratas yra tik insulinas, dabar jau tikrai jau viešai rašo, net kaip aš jokios net žurnalistai parašo, kad tai kortizolis ir jeigu yra kortizolis, reiškia yra, aš jau čia grupėse visiems pripasakau, koks geras yra papildas tam vidiniam kortizoliui nuimti ir aš pati jį geriu ir iš tikrųjų mano aplinkoje ne vieną ir ne 3 geria. Tai yra žolė plus triptofanas, tai va, sėklų. Sėklos ir, žodžiu, labai geras derinys gaunasi iš tikrųjų, kaip paklausiau profesūros švedų, kodėl taip gerai veikia, nes aš pati ant savęs žinau tą nuimą, va tą visą sukiojimąsi. Tai buvo pasakyta taip, todėl, kad tai yra tai, ką duoda gamta, ką mes su sintetiniais vaistais išderim. Tai va, toks buvo paaiškinimas, tai yra gamtos duota, gamta tiesiog duoda, va tas, užmiršau, kaip ta žolė vadinasi, atsiminsiu, pasakysiu, žodžiu, žolės sėklos su triptofanu sumaišyta ir gaunasi iš tikrųjų rezultatas tobulas. Iš tikrųjų. Tai va, išbandžiau ir aš, ir mergaitės mano dičkė ir mažiukė 42 metų ir dičkė, žodžiu, visai mažiukės tokios, tai žodžiu, visos išbandėm, iš tikrųjų turim rezultatą gerą, netgi, kad čia mano drauga gėrė daug laiko triptofaną ir sako, va šitie veikia geriau negu paprastas triptofanas. Man irgi labai tinka, plus jisai nemuša kraujo spaudimą, jeigu triptofanas muša kraujo spaudimą. Dabar dar biškiui pasakysiu ir paskui pradėsiu apie galvą. Plus, numato, triptofanas labai gerai, kada yra poreikis nesąmoningam kiekiu saldėsių angliavandenių paprastųjų. Triptofano rūgštis, jinai ateina į smegenis, jinai duoda tą komforto jausmą, išjudina primityviai, sako, išjudina dopaminą, dopaminas su serotoninu vaikšto, su tuo serotoninu, kuris galvoje vaikšto po smegenis ir mes jaučiamės geriau. Tai vat, ir nuima poreikis saldėsiam. Tai vat, toks, vėlgi, jeigu jūs įpratę 15 metų raityti bulkas nuo labo ryto, arba kas dažniausiai įprasta Lietuvoje, tai yra sumuštinį
sumuštinis sumuštinis su sviestu ir su mėsa, bet būtinai daug duonos, tai yra, aišku, arba košės, kiek metų šiagi buvo, kad tai košės, tai jau labai sveika. Aš turiu tokį terminą, kad Šiauliuos buvo susitikime, tikrai girdėjau, aš visada sakau, jeigu eisit skaldyt malkų, arba, nežinau, mėšlo kratyti, taip, jums košė labai reikalinga su bananu ir su uogom ir su kuo tik nori. Bet jeigu jūs sėdit, kaip aš ir lodariauju, o dirba tik smegenis, tai košė visiškai nereikalinga, absoliučiai išskyrus tuos atvejus, jeigu jau ten kažkokia erozija. Dabar dar vienas, ką daro kortizolis, ne tik tą plyvelį palaiko, jis būna toks pašokęs, jis gali būti iškart po krūtinę arba apatinis pilvas. Antra, ką jis daro, tai yra pažeidžia per laiką didelis kiekis kortizolio pažeidžia kraujagyslių apytelę, kraujagyslių sienelę iš vidaus. Ir tada įsijungia kitas mechanizmas mūsų išsaugotis, įsijungia tas, vadinkim, cholesterolis. Kepenys pradeda gaminti didelį kiekį cholesterolio nepriklausomai nuo to, ką jūs valgot ir ką nevalgot, kad užlopytų, apsaugotų kraujagyslės. Tai va čia yra tas labai toks susuktas mechanizmas. Vartos, kuriuos seniai su manim čia yra tokių, tai žinos, kuriuom naujom vis tiek biški pašnekėsiu ir naujom, tai yra taip. Pirmiausia, tai kad suprastumėt, ką daryti su kortizoliu. Žiūrėkit, kaip yra gyvenime. Dabar jau paliesiu psichologiją, tai mano, matau, bus 37 metai, galėsiu švęsti, kai dirbu šitą darbą. Tai dabar pasakysiu moną tokį, kad ne tik nuo to, ką suvalgom ir ką matom ir taip toliau, taip, didelė dalim priklauso, bet tik ne nuo kolaražo, bet nuo maisto kokybės. Bet labai priklauso nuo galvos. Ir va tokiais atvejais, kada yra tas stresinis valgymas, emocinis tas, vadinkim, valgymas, kada streso metu aš noriu labai valgyti, kada aš valgau, žinau, kad ką tik sutvarkiau kepsnį su bulvytėm, nežinau, su daržovėm, paskui dar noriu ko nors, tada dar sausainiukas, paskui dar kriaušytė, paskui dar saldainukas, paskui dar tas ar tas. Per visą šitą aš esu praėjusi. Tai ką aš noriu pasakyti, reikia imtis tam tikrų priemonių, kad susitvarkyti tą galvą. Nes jeigu jūs galvojate apie maistą, kaip nevalgyti, kaip šiandien nesuvalgyti saldainio, kaip šiandien nevalgyti trešnių linutę, čia apie mūdvi abidvi, žodžiu, nes metai iš metų trešnių suėdam kilogramą, kai neatvažiuoja pas mane. Tai vat, štai juokiuosi, visą šitą, kai aš apie tai galvoju, kaip mane prisišveisti trešnių, pavyzdžiui, iš to pusės, vienas iš produktų, 2 produktus aš turiu tokius numylėtus, tai yra burokėliai ir trešniai. Tai va, tai, žodžiu, tai matyt, nors šiandien pirmą kartą po daug metų burokėlių pasidariau salotų ir visai neskanius, nežinau, ne taip skanius, kaip tikėjausi, nesvarbu, gal atrasi ir nuo to. Ir kad aš visą dieną galvoju arba savaitę ruošiuosi, kaip aš nevalgysiu burokėlių, kaip man negalima, arba kaip aš nevalgysiu trešnių, nepirksiu, man negalima, arba nevalgysiu šokoladuko, nes man negalima ir taip toliau, aš jau tam tikrą prasme smegenims sakau, ruoškitės, duosiu. Pamenat, kaip aš sakau, jeigu jūs labai kažko norit, susitarkit, bent mažiausiai psichologija taip veikia, bent už 2 dienų, kad bet, pavyzdžiui, šiandien yra trečiadienis, man jau ketvirtadienis, fainai, va, bet sakykime, kad 5 aš labai noriu trešnių, pavyzdžiui, ne? Aš su savim susitariu, 5 nusipirksiu, suvalgysiu, viskas. Smegenys tarsi gauna, jos žino, tas jūsų ketinimas yra tikras, ne? Pamenat tos, kurios langus uždarinėjo, ten ketinimai, ten yra va tie visi. Tai, suprantat, tai yra ketinimas ir smegenys priima, beveik jau ir įvyko. Jom ramu, reiškia gaus ir jums nereikia kiekvieną 15 minučių galvoti, kaip man čia dabar bus poryt su tom trešniam. Tiesiog žinai, žmogau, kad tu galėsi jas suvalgyti, ne? Ir kitas momentas, kad aš stabiliai galvoju, kaip man jų nenusipirkti, pro parduotuvės seilės tysta, kaip man jų nenusipirkti. Gerai, šiandien tik 0,5 kilogramo arba tik 1/4 kilogramo. Ačiū Dievui, dar jos brangios. Bet aš visada suku apie trešnės. Jeigu šnekam apie kitą, nebūtinai apie trešnės, bet ta prasme, aš iš savo patirties labai daug noriu pasakyti. Arba pavyzdžiui, apie kitą produktą, aš jau, kaip čia man nesuvalgyti.
valgyti, einu į balių, kaip čia man torčiuko nesuvalgyti. Vėlgi daugelis žinom, bet dar pasakysiu, yra toks tyrimas, kada padaryta, ieškau, Janina turėjo jungtis tokia. Nėra Janinos, nu gerai. Tai žodžiu, dabar tik atsiminiau. Tai nušoko nuo minties, prisiminiau, matai, bet taip dirba mūsų protas. Nu, žodžiu, jeigu jūs galvosit, kaip man nevalgyt, kaip man negalima, pamenat, aš sakiau, reikia sakyti, ne kaip aš nenoriu, ne man negalima, aš tiesiog nevalgysiu, aš priimu sprendimą šiandien, nevalgysiu. Lygiai taip pat viena iš pakopų žingsnių yra alkoholikam ir narkomanam. Šiandien aš negersiu, arba šiandien aš neuostysiu, arba šiandien mes tos, kurios nutukom ir turim priklausomybę nuo cukrų, mes esam tokios pat narkomanės, tam tikra prasme, tik skirtumas tas, kad jeigu apsiuostė žmogus ar girtas, eina mes įsmerkiam, eina stora ponia, eina stora ponia. Tai va, taip jau labai nesmerkiam, pirštais nebadom. Bet iš esmės yra ta pati priklausomybė, lygiai taip nuo adrenalino sporto, motociklų sportas, visokie tokie, tai yra priklausomybės. Ir va jas pakeisti, iš jų išlipti galima arba pakeičiant kitą, naudingesnę, arba, kaip aš jums sakydavau, galvokit, kaip nešiosit mini sijonėlę, ne? Vietoj to, kokie rūbai bus gražus, kiek gražesnė būsit ir taip toliau, tai irgi tam tikra prasme priklausomybė, labiau šiais laikais, kada, tas labai užakcentuotas, tas kūno kultas labai nesvarbu. Ačiū. Teisingai, Vitalija, tuoj pasakysiu apie šokoladą. Tai va, ir aš sakau, kad nušokau visiškai. Buvo atliktas tyrimas, kada viena grupė sėdėjo ir valgė šokoladą, kita grupė sėdėjo ir negalėjo valgyti šokoladą, bet šokoladas buvo padėtas. Encefalografas, tai buvo studijos atliekamas, encefalografas atliko tyrimą ir smegenų reakcijos labai mažai skiriasi. Įsivaizduokit, vienas valgo šokoladą, kitas nevalgo, o smegenys reaguoja labai panašiai, kadangi mato, nori, kaip ir tas ir smegenys sureaguoja, jau turi gauti. Tai vat, nepasimaukit ant tokių dalykų paprastų, kaip aš noriu. Jau jeigu labai nori, tai geriau arba sustarkit mažiausiai 2 dienas tam reikalingos, po 2 dienų valgysiu, arba tiesiog atsisėskit ir suvalgykit. Dabar dar, kadangi uogų sezonas šiuo metu jau prasidėjo, aš noriu pasakyti, kad valgyti reikia ne po 2 braškes kasdien. Jeigu pas jūs darže po lango auga braškės, tai prisiskinkit tų pirmųjų braškių, skanių ir suvalgykit. Ramiai, daug, iki kad apsemtų visus krūminius dantis. Po to 2 valandas netgi vandens į burną negalima, sausa burna. Viskas. Ir tada vėl šokat ant įprastos mitybos. Dabar žiūrėkit, nes tos 2 braškės, 2 kaip 2, bet jeigu kokios 4, jos vis tiek pašoks insuliną, insulinas pradės tą cukrų vežioti ir jūs eisit link rezistencijos. Rezistencija tai vadinasi atsparumas insulinui. Toks žodis toks. Tai va, tai kad to nebūtų, tai labai sėkmingai, sakau, labai pasižiūrėkit tuos, ką jau valgot. Jeigu aš jau noriu torto, tai aš jeigu tikrai noriu, neparagautų, Dieve, kaip noriu torto. Tai atsisėskit, gabalą suvalgykit, užmirškit, kad save reikia plakti. Bet ypatingai tuo atveju, kada jau svorį reikia tik palaikyti, o nelieknėti, tai arba ten 2-3 kg numest, po torto 3 valandos sausa, 2 valandos sausa burna, valanda tik vanduo ir tada vėl pradedat valgyti baltymus ir jūs neturėsit nei gramo plius. Tai va čia yra tokios gudrybės. Aišku, aš visada sakau ir sakysiu ir kol numirsiu pati išbandžius visas tas metodikas, viena iš tokių tai yra rašymas. Šiandien pasakysiu, nes apie rašymą tikrai girdėjot ne viena, bet aš jums pasakysiu, kaip tai veikia. Nes kažkaip kitų protingų paaiškinimų nedaina. Pasakau, kad valandą rašyti arba ten 3 puslapius ir
tuo ir baigė. Žodžiu, rašymas kas yra? Mūsų galvoje, mūsų anatomija yra tokia. Pirma ateina mintis, tada ateina emocija, tada ateina veiksmas. Čia priveskim prie kortizolio. Dabar pažiūrėkit, atėjo mintis, kad Petras netaip į mane pažiūrėjo, arba viršininkas. Kažką pasakė, neįvertino, pakeldo toną, mes visi žinom, kaip su mumis turi elgtis, netaip pasielgė, ne? Tada ateina emocija, jau tada ir tada po to jau ateina veiksmas, arba bambam, arba skambinam, arba draugiai skambinam, skundžiamės, arba parėję visiems namus papasakam, koks jis tik pasakė, kad šiandien nesuspėjai padaryti darbo, tu jau sakai, jisai ten toks, anoks, jis manęs nevertina, suabsoliutinam tą, subendrinam tokį, jis visada šitaip ir taip toliau. Ir mes turim jau rezultatą, kol tas visa žodžių mėsmalė, kol eina viduje, mes negalim nuo to atsiriboti, jos ten sukasi ir gerai, jeigu užtenka valandų. Būnagi tokios situacijos, tikriausiai aš nežinau, ar kuri nors man pakels rankų, kuriai niekada nebuvo, kada būna kažkokia situacija, kada ir savaitę volioji kaip čia taip. Aišku, ne dėl to, kad pažiūrėjo ne taip, bet volioji. Geriausias būdas, lengviausias, smegenim puikiai suprantamas, tai yra kada pasiima, kaip sako, oi, pas mane daug streso, aš dirbu su psichologinės konsultacijas darau. Žiūrėkit, sako, daug streso, neturiu laiko atsipalaiduoti, man taip keista, į tualetą randa laiko nueiti, o jau atsipalaiduoti 15 minučių niekai, bet į tualetą eidama nusineš telefoną ir ten biškį tą paskrolinti randa laiko, ne? Taip įdomiai, tiesiog komentuoju. Arba ten, pavyzdžiui, ginčyti su vyru dėl politikos randa laiko, bet jau jeigu pasakyti vyrui, kad aš dabar 15 minučių užsidarau pamąstymą ar parašymą, tiesiog nelieka laiko. Visokių tokių mes prigalvojam. Kažkada profesorius yra pasakęs tokį pavyzdį. Sako, jeigu jūs norėtumėt sulieknėti, nuo narkotikų išsigydyti arba nuo alkoholizmo, taip kaip jūs parėję namo norit sisiuko, stovit prie durų ir durys prasidaro tik tiek, kažkur užstrigo ir negalite įeiti. Jeigu jūs taip norėtumėte įeiti savo tualetą, sulieknėti, išsigydyti, kaip norite pakliūti savo tualetą, tai jūs visos sulieknėtumėte. Mokytojų lygmenį tų šamanų yra kitas pavyzdys. Sako, mokinys vis ateina pas mokytoją ir vis prašo, man nepavyksta, man to pasiekti, man nieko nepavyksta. Senasis mokytojas sako, tu nenori. Aš noriu, aš labai noriu, sako, einam prie upės. Sakykime, prie Indijoje, einam prie Kongo upės ir paima tą mokinį, užčiupros, įkiša į vandenį, laiko tas spurdą ten visaip, kaip laiko vandenį, paskui paleidžia vėl įkiša ir vėl paleidžia. Sako, jeigu tu taip norėtum nušviesti, kaip norėjai dabar gyventi, tu bet ką pasiektum. Žiūrėkit, kaip gaunasi. Tai biški noriu, biški nenoriu, biški nešia, biški ne, biški ateisiu, biški neteisiu, biški gal, biški ne. Tai kada norim, man Alvydos atvejas labai, kai aš nusprendžiau, kad aš tai darau, aš darau. Gerai, nesakykit, aš dabar 5 mėnesius nesugriežysiu, 5 mėnesius nepasilaikysiu, 5 mėnesius ten nieko nebus. Jūs kitaip sakykit, šiandien atsikeliate iš ryto, suvalgot baltymą ir sakot, šiandien aš tiesiog valgysiu tik tai, kas susitarėme, ne? Viskas, taškas. Toliau aš tiesiog, o rytoj bus taip kaip rytoj. Noriu, 3 diena noriu braškių. Ačiū, gerai, 5 ir 6 ir sekmanį su draugė susėsim ir sueisim. Nebesuvalgysim, o sueisim. Tai tie su savim susitarimai duoda gerus rezultatus. Tai dabar žiūrėkit su to rašymu, kad nenutolčiau labai toli, tai pasakysiu. Kada aš rašau mintis, ten suveikia 2, pavyzdžiui, mechanizmai. Pirmas tai mechanizmas tas, kada aš rašau, mintis bėga labai greitai. Jeigu jūs pastebėsite, netgi dabar aš kalbu, jūs klausotės ir ten šalia dar makalienė. Čia nesąmonė, čia kažin taip ar gali būti, čia kas čia būtų, kad tai paprasta čia, bet visi sakote, visą tą aš ant savęs žinau. Ten galvoju dar šalia to, ką jūs girdite, dar ten makalienių sočiai. Bet žiūrėkit, kada aš atsisėsiu ir rašysiu, dabar jūs atsisėstumėte ir rašytumėte tai, ką mintis sako arba ką aš sakau, jums reikėtų laiko tarpai atsiranda, ne? Žodžių parinkimas, patikėkit, mintyse pagalvoti, kad aš jį labai myliu, bet akis išbadyčiau, paprasta. Parašyti
oi, patikėkit, kaip nepaprasta. Ir tada tu esi priverstas biški žodžius parinkti ir taip toliau. Ne tai, kad geriau atrodyti, ne dėl to, bet tiesiog reikia laiko, nes ranka taip greitai nerašo. Ir va tada atsiranda tie etapai ir žiūrėkit, ką smegenys mato. Išėmėm, pasižiūrėjom, jau tada jūs gaun iš režisieriaus, to viso filmuko to, jūs tampat, sakykime, aktoriumi. Iš režisieriaus ir aktorius jūs tampat stebėtojai. Nes kol ten, tai ten režisierius ir aktorius. Kaip pavyzdį galiu pasakyti tokį, Mona, žiūrėkit, paimkit bet kokį kūrinį, va dabar kiekvienai sakyčiau, perskaitom ten bet kokį ten rašinėlį, pavyzdžiui, Moteris, kurios myli per daug, yra tokia knyga, tarp kitko labai gera. Nereklamuoju, nes aš jų nepardavinėjau, bet šiaip labai gera knyga. Jeigu turit nenusisekusius santykius, tikrai perskaitykit. Tai žodžiu, Moteris, kurios myli per daug. Ir sakau, merginos perskaito tą knygą ir pagal tą knygą pastato spektaklį. Ne? Jūs patikėkit, jūsų visų spektakliai būtų kitokie. Kiekvienai neštų savo dalelę, patirties, tonų ir gautųsi spektakliai visai skirtingi. Kūrinys tas pats, Moteris, kurios myli per daug, o režisierius, kiekvienas režisierius stato kitokį. Tai va čia lygiai tas pats, jūs kada išrašot, jūs tas režisierius ir aktorius dingsta, lieka stebėtojas ir tada nebelieka emocijų tam popieriui. Jūs tiesiog ištraukėt, surašot ir dabar, Angeliai, pasakysiu sakinį, kiekvieną vakarą prieš pat miegą 15 minučių pasiimi popieriaus lapą, dzin, kas ten yra, ar girdi, pasiimi popieriaus lapą, pasiimi tušinuką ir rašai, kas šauna į galvą. Padėka, nuoskauda, baimė, belecha. Gerai. Kiekvieną vakarą tvarkingai, jeigu dar sugebėtum savo pasakyti nuo 10 iki 11 arba ten po 10:30, mano, pavyzdžiui, praktikos 10:30, nuo 10:30 sėdžiu ir kas be atsitiktų. Pas mane čia buvo draugė atskridus iš Anglijos, kadangi jinai daro rašymą, jinai pasakė, dabar gali daryti ką nori, aš pusę valandos einu rašyti, viskas taškas. Ir ką, kas jau čia ko nesupras. Taip kad, bet tie dalykai labai gerai, tavo atveju dar ir askezė galimai galėtų būti. Jeigu norėsi, pasieškosi manęs, viskas. Tai vat, labai tokie dalykai, jie labai veiksmingi, išsikeliam, pamatom ir tuo viskas pasakyta. Niuansas yra toks, parašot, neskaitot, ne mistika. Atgal nesusidedat, aš labai primityviai aiškinu, atgal nesusidedat, suplėšot, sudeginat, išmetat, kaip norit. Jeigu ten prirašyt, kad vyrui akis išbadysite, ne, tai gal jau tada sudeginkite arba išneškite iš namų, kad vyras netyčia neperskaitytų. Bet jeigu ten, arba ten kažkokie sąžinės atsiverimai ar dar kas nors, bet šiaip anksčiau tai jau sumistindavo, ezoterikai moka sudeginti, pelenus išnešti, išbarstyti. Netikėkit, žinokit, smegenim vienodai rodo. Jums svarbu iš jų išėmė tą brodelį. Aš praeitą kartą, man atrodo, per seminarą sakiau, žarnynas, skrandis turi kelias funkcijas. Apsivalgiai, apsinuodiai, prisirijai ne to, ko galima, turi dvi funkcijas. Arba pro tą galą atiduoti, jeigu netiduoda, gali pirštų pagalba, arba pro aną galą. Smegenys tokių funkcijų neturi, mes jom turim suteikti tą funkciją, galimybę išsitraukti ir daryti. Tai vat su kortizoliu tai yra tikrai labai, aplamai, viena iš tų psichotechnikų, kuri yra veiksminga. Kas daro daug laiko, ten po 28 paras, po 3 mėnesius, sako, nežinau, kaip tai veikia, bet kažkas keičiasi gyvenime. Tiesiog taip yra su psichologija. Toliau įsivaizdavimo pratimai, nemeluoju, aš savo, aš rami kartoju, aš rami, aš gražiai, o svoris savo, aš vis lieknė ir gražiai visais man primtinais būdais, ant svarstyklių jau plus kilogramas. Ne, aš įsivaizduoju, kaip aš atrodysiu. Smegenų darbas, priekinė smegenų žievė, priima informaciją, nukelia ten, kur reikia ir tada iš ten, kur reikia, sako, va, ko šitą moteriškę nori. Tai mat, su lieknėjimu, su psichologija tiek ir aplamai vakarai susikurkit, jeigu norit save nulaužti, vakarais labai norisi valgyti, tai pirmiausia, tai visą dieną valgot pakankamai valgymo, toliau pageidautina neilgesnės pertraukos 2-3 valandos, toliau, o ne tai, kad visą dieną nevalgau vakare kaip vilkas ir paskui vis tiek organizmas, hormonai vis tiek atsijims to, ko organizmui reikia. Jis išbadausi dieną 2, 3, 5, 9 ir vis tiek
pavyzdžiui, bado tose stovyklose. Dėl dvasinių dalykų aš badavus 9 dienas, aišku, gydytojų priežiūrai. Kai man sako, oi, mes ten susikooperavom, badavom, netikiu, todėl kad jis įskiria rūgštis visokios ir šlapimo rūgštis ir atidirbti produktai nėra taip paprasta badauti. Mes badavom, atsiprašau, ne dėl lieknėjimo, bet tai yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas etapas ir netgi badaujant svoris kai kam visiškai nekrenta. Bet ir viskas. Netgi kada būna tas sausas badavimas, nedaug sauso badavimo. Lietuvoje aš net nežinau, ar yra kas daro sausą badavimą. Rusijoje tai darydavo viena tokia, Svetlana, man atrodo, jos pavardė, 9 dienas sausas badavimas, kada tu net vandens negauni. Tai va, ten jau yra badavimas, bet šiaip ten ne tas tikslas, kad tu sukūsi. Tai va, o šiaip tai, aš labai norėčiau, kad jūs iš tos paskaitos jūs nuneštumėt keletą dalykų. Ne kalorijos esmė, ne sport esmė. Taip, jeigu jūsų svoris žemiau 80, jūs galite vaikščioti, senosios žinot, pavyk priešą, žinot, kas norėjo, gavo pulso tunelį, kas susidomė, buvau tikrai visose grupėse pasakius, niekas neklausė, aš ir nesiūlau, nes čia yra tiesiog tokios metodikos, kam reikalinga išgirsti. Pilatės, jogos ir taip toliau. Bet supraskit vieną dalyką, tol, kol jūs nesusitvarkysit galvoj, nieko jums nebus su lieknėjimu. Jūs žaisit taip, kaip aš žaidžiau, nes čia prieš Šiaulius aš peržiūrėjau savo nuotraukas, kur jau graži ir vėl baisi, vėl graži, jau pagražėjus ir vėl dar baisesnė ir vėl. Ir aš supratau, ką aš seniai supratau šitą, tik tai tiek, kad dabar akivaizdžiai pamačiau, kiek tu mučiesi tame sulieknėjai pristorėjai, aš tai taip nežaisdavau po kilogramą, jau kaip dedu tai 12, paskui kaip dedu tai plus 17, tai vėl kokios 6 numetį, 9 priaugai, aš jau taip nesižaisdavau, žinai, po kilogramą, kol savarankiškai mečiau. Paskui jau, aišku, prasidėjo tas etapas, kada tu lieknėjai, tu pamatai jau gražiai ir tada dingsta labai motivacija, ta teisinga motivacija reikalinga, kada tu nori atrodyti gražiai ir tu pasižiūri į veidrodį, arba į vitriną ir taip galvoji, braliau, kaip gražiai atrodo, nesvarbu, kad tavo svoris 106 arba 112, vienodai rodo. Jūratė gestai su manim kalba. Kalbėk, viskas gerai, tik tiesiog aš labai į ekraną žiūriu, tai žinok, viską matau. Mamutė buvo atėjus. Viskasgi gerai, ne dėl to, kad man netrūkdo, tik tiesiog pamačiau, tai pasakiau, viskasgi gerai, pas Jolantą visada Karpinas ateina pamedituoti, man netrūkdo. Aš tik tiesiog pamačiau, taip gražiai sudeklaravai rankom, tai sakau, gal jau čia. Tai va, tai aš tos kalbos nemoku, tai va, ką noriu nebemoku. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad išsineškit va tokius kelis pagrindinius, ar prisiverskit parašyti, mėnesį, dienon, mėnesį darbo dienom, pusę valandos, ne valandą, atsisėskit ir rašykit. Ir jūs iš pradžių rašosi taip, ką matau, tą dainuoju, Pauliukaičio sakinys, ką mato, tą dainuoja. Ką matau, tą rašau. Stovi telefonas, pieštukas ant stalo, rašiklis, ten pakuotė, ta prasme, kompiuteris prieš mane, aš guliu lovoje, skaitau rašau laišką, vienodai rodo. Praeina kelios dienos ir pradeda rašytis pakankamai geri dalykai, ir kaip susierzinau, ir kas man trukdo, ir taip toliau. Yra toks sakinys. Tokie 2 momentai. Jeigu dar jūs rašydama savo parašytumėt, bent po 11 punktų, čia jau daug rašas, čia jau psichologija mergaitės, tai yra, kada ką aš turiu ir noriu turėti, yra ką aš turiu, bet nenoriu turėti. Ką aš turiu ir noriu turėti, pavyzdžiui, būstą virš galvos, profesiją, kiekvienas savo turi, ne? O kitas sakinys yra, ką aš turiu, bet nenoriu turėti, papildomus kilogramus nenoriu turėti ten kažkokio streso fizinio. Ką nenoriu ir ką noriu turėti, ką turiu ir noriu turėti, ką turiu, bet nenoriu turėti. Jeigu sąžiningai savo atrašysit, būna net iki 20-30 punktų psichologinėse grupėse būdavo, tai susirašot, jūs pamatysit, kiek ten visokio jūs prisirašot, ko jūs norit, nenorit. Tiesiog, kartais atrodo, užknisa kažkokie smulkus dalykai, o realiai tai
Jie ten svarbus, kai pasižiūriu, sąrašęs atrodo, nu ką aš čia dabar dėl tokių niekuo, ne, stresinos, galų galiai yra jūs tos, kurios jūs seniai pas mane turit tą langus, nu paimkit, nu nebaigti darbai, ne, išlindo kokia emocija, tas vadinamas priešas, ne, nusirašot, parašot, pasiimat lapą, jums yra išsiųsti, pasiimat lapą, arba padėkoju, arba išrašau, arba išsakau, viskas, tą pabaigiu. Išimat iš savęs ir kortizoliui organizmui nebelieka poreikio išskirti papildomą kortizolį. O dar vienas niuansas, kuris irgi vienas dabar iš visai paskutinių tokių dalykų kortizolio, tai yra viena iš sudėtingiausių ligų, sunkiausiai nustatoma, tai yra antinksčių lygos. Todėl, kad echoskopu jie nesimato, jau šiaip labai retai gydytojai siunčia, domėjausi specialiai, labai retai siunčia tyrimus, jau kritinė atveju, kai nieko neranda, tada judina, bet jau tada ir jie mato. Žodžiu, kai jums daro vidaus organų echoskopiją, klausau, Daivut? Kažkas užtenkė. Gerai, žodžiu, kai daro vidaus organų echoskopiją, jų nemato, jiem yra specialūs tyrimai, yra 2 antinksčiai, tai yra ant inkstų kepuriukai tokie, aš kaip viską primityviai, aišku, ant inkstų kepuriukai, kurie vienas išskiria kortizolį, kitas adrenaliną. Ir jeigu labai daug kortizolio eina, nu seniau žmonės sakydavo, kad iš nervų sudegė, ne? Tai va tas būna, kada tas antinkštis, kuris gamina kortizolį, jis tiesiog pravargsta ir jis atsisako dirbti ir tada nieko kito nelieka. Ten yra, aišku, dar būna tos miomos jo, paskui jau žmogus iškeliauja, be jo neišgyvena. Tai va dar viena priežastis, dėl ko savęs, dėl kiekvieno oi, kaimynė pasakė, visi vagys ir taip toliau, neverta sukti savo galvos. Bet vien jau dėl to, kad išsaugot savo kūną. Ryte baltymą pradedat, atmerkėt akytis arba einat į lauką. Pavyk priešą, 2 minutės einat greitai, uždūstat, 1 minutę lėtai, jūs taip sutvarkysit dienos kortizolį. Nu, trečias patarimas yra duokit kitiems žmonėms klysti, daryti kvailystės, elgtis taip, kaip jie nori. Nuo jūsų tai niekas nepriklauso. Jeigu jūs nervuojatės, reiškia, jūs savo gyvenimą nesusitvarkote, o jūs žinot, kaip sutvarkyti draugės ar draugo gimtadienį. Šitą gyvenimus. Taip, kad reikėtų va tą tiesiog žinot, kad taip kaip ir nuo jūsų tai nepriklauso, va taip pasakysiu. Nuo jūsų tai nepriklauso. Tai va. Dar yra toks monas, iš psichoterapijos dar pasakysiu, labai geras atsisėsti ir, pavyzdžiui, vardinti, užsirašyti, ko jums stinga. Ne ko noriu turėti, bet ko stinga. Noriu turėti, tai galbūt aš noriu kelionių, galbūt aš noriu namo, galbūt dažniausiai tokie, paprasti norai būna, ne? O ko man stinga, kai aš jaučiu įtampą ir nerimą, nes va tas rytinis, tai jisai su baltymu susitvarko dieną, kad aš nerandu vietos. Tai va dažniausiai jisai yra tas toks, jeigu neįsigilinsit, nesuprasit kodėl bėgat prie šaldytuvo, nors valgyti nenorit, kodėl griebėt kažkokį scrollint kažką, vietoj to, kad, pavyzdžiui, atsisėst, pažiūrėt pro langą, ne. Draugiai skambinat, skaitot, mokotės, 77 kursas, viską žinot, viskas, ką daryti, kaip po gatvėje eini, gal kas trečias, kas antras, o jeigu ne kas 3, tik vienas lieknas. Apkūnių pilnas gatvės, aš nesakau storų, apkūnių. Tai va, tai reiškia kažkur, tai tada va atsisės ir susitart, tiesiog, ko man dabar stinga? Apkabinimo, supratimo, nuobodulys, pavargau, nežinau, nuovargis, poilsio stinga, emocijos kažkokios teigiamos, susikurkit ir taip toliau. Yra toks pratimas. Nulaužus kortizolių, pirmas 4-5 dienas jūs jo prisigaminsit voniukėm. Pavyzdžiui, nuo rytojaus susitarkit su savim, kad vakarais nedarysit nieko, ką darydavote įprastai.
Jeigu skaitydavot vakarais, reiškia, skaityti nereikia. Jeigu žiūrėdavot teleką, reiškia, nebežiūrit. Jeigu įdavot ravėdant daržą, reiškia, neravit vakare. Jeigu grįžę gamindavot valgyti, tai reiškia, gamina tik tiek, kiek būtina, jokių skanėstų, jokių nieko. Jeigu vakarais būdavo skrolinimas, telefonas padėtas, jūs net neįsivaizduojate, aš jums pasakysiu sąžiningai, kaip tai yra sudėtinga. Mes pirmą kartą darėm 5 vakarus, patikėkite, atrodė išdurniesiu, nes nėra ką veikti. Tai aš dar turėjau laimę tą, kad aš niekada nebuvau labai tvarkinga, tai nors dulkes nusivaliau. Bet iš esmės, tai žinokit, tiesiog, nes tai yra įpročiai, tu pareini iš darbo, ir tuo metu dirbau ne iš namų, pareini iš darbo ir tiesiog rutina jau visa susistovės tas ir viską daryti. Ir viso šito daryti negalima. Ir atsisėdi tik palaukti, gal paskaityti, bet anksčiau labai daug skaitydavau. Ne, kompiuterį ne, žinių ne, tik pavaikščiojimas, tas susikurti labai įpročius išjudina ir labai gražiai susidėlioja smegenis. Jeigu dar po to atsisėsti parašyti, ko man stinga, tai jau iš viso. O tos, kurios galbūt šiek tiek su ezoterika susidūrė, tai dar pasišnekėkit su savo vidiniu vaiku. Dabar aš priklausau į tai kategorijai, kur ezoterikai skiriu labai dozuotą reikalą. Man labai įdomu, aš labai daug, tikrai 1000 nusėt knygų perskaičiau ir straipsnių, ir studijų pirkau ir taip toliau. Ir nežinau, kiek valandų aš praleidau dėl to, tai taip aš buvau kažkada biškį irgi į ezoteriką tą daugiau įkritus, bet aš kalbu apie tą paprastą ezoteriką. Kaip žinai, sako, jeigu su moteriškom ten turi lygų, bėdų, tai reiškia vyro nemyli. Toks jausmas, kad mes mylim tik su ta vieta. Žinai, nueina iki tokio absurdo, kad jau psichosomatika paverčia kažkuo, bet iš esmės. Bet šiaip tai tikėti, kad pas mus viduje yra ta maža mergaitė ir tas mažas berniukas, tai vyrų nėra. Yra vienas vyras. Gerai, kad ta maža mergaitė ir kad jos norai yra kitokie, paimti ir pasišnekėti su ją, ne? Taip, aš žinau, man asmeniškai skamba nuvalkioti ir taip toliau, bet aš turiu ir meditacijas tokias, kad su savo to vaiku pasišneki, supranti, kad tiesiog, suprantam, kartais vaikui reikia tiesiog dėmesio, tai mažai mergaitė viduje reikia dėmesio, o ne kažkokių dar vieno skuduro, ne draugai pasigirti ar draugui kokį automobilį nusipirkau naują, ar kur kartais reikia labai paprastų dalykų tokių. Ir kaip aš sakau, minimalaus tokio, visiškai minimalaus rūpesčio savim. Toliau tokių praktikų, tai pas mane labai daug. Ir pabaigai aš jums pasakysiu. Visada sakiau, daug kas žino, visose grupėse, susakys, man atrodo, tos, kurios jau seniau draugauja su manim, yra toks pratimas, vakare surašyti 7 punktus, už ką aš savo dėkinga, kur aš šaunuolė. Pavyzdžiui, įprastai burnoju ant pravažiuojančio vairuotojo, šiandien pravažiavo, užkišą, nesuburnojau, šaunuolė. Ten nereikia ieškoti, aš padariau kažką. Tiesiog. Toliau, pavyzdžiui, šiaip jau bambo įdama namo ant viršininko, dabar pasakiau, jau ne. Vakarais prisišveičiau, šiandien nevalgiau. Pardavėja kasoje susiraukusią prakalbinau ir jinai nusišypsojo. Tokių visokių sekti visą dieną savo talgės ir vakarai 7. Bet yra, žinot, koks dar pratimas vienas. Man atrodo, kad ne vienoje grupėje nesusakius. Tai jeigu už psichologiją šnekam, tai susirašykit visus negalime. Nepadaru, negalima, nereikėtų, aš tai jau niekad. Visus tuos ribojimus. Pasižymėkit ribojimus ir žinosit. Aš tai jau niekada, kaip jinai šitaip su savo vyru, aš tai niekada taip, aš tai jau taip nedaryčiau. Kaip šitaip galime, nepriimta pas mus. Visokių mes tų, dabar kadangi įrašas vyksta, nesakysiu tarakonų, bet iš esmės visokių mes tarakonų galvos esam prisirinkę. Ir jeigu jūsų kažkuri sfera iš tų pagrindinių 5 netenkina, sėskit ir susirašykit. Pamatysit tikrą vaizdą, kas jūsų toje galvoje yra. Tai nėra, kad kiekvieną vakarą reikia rašyti, atsiminėt, dar rašykit prie sąrašo, nebūtinai ranka, čia galite į telefoną, į nautus, į tuos susirašyti. Susirašykit visus tuos negalima, bet tačiau, kad visus šitos susirašykit, pamatys,
Netgi, aš žinau, ne vieną ir ne 3 kartus atvejais buvęs, kada, pavyzdžiui, jau net kai kuriuose grupėse ir juokelėse, jei atvažiuosiu pas tave ant Dapčiano. Ką tai reiškia? Atvažiuoja, pasišnekam apie ūkį, bites, apie anūkus, apie dar kažką biškai patvirauja, pasišneka, visą šitą tuos tarakoniukus paleidžia ir ant rytojus turi -1 kilogramą. Labai gražiai vienas sakė, nieko nesupratau. Iš tikrųjų, mes ten gal 4 kokias valandas šnekėjome susijęti. Vakar buvo vyriukas iš Kauno ir jis sako, aš kaip pravažiuoju, man atrodo, aš palieku kokius 10 kilogramų. Aišku, nenukrinta tiek, bet tas, kada aš išimu, iš savęs išimu, tam nereikia visas tas neigiamas emocijas, visus tuos dalykus mums sulaiko organizmas riebaliniam audiny. Raumenynas jų nepriima. Riebaliniam audiny, norint sulaikyti daug agresijos, daug pavydo, daug isterijos, daug nuoskaudų, nusivylimų, liūdėsio, viso to daug sulaikyti, reikia daug riebalų kūne. Dabar aš jūsų laukiu klausimų ir iš naujų, ir iš senų, esu pasiruošusi atsakinėti, protingai pakalbėjau. Man labai graži šiandien Raimonda. Žiūriu. Ačiū. Iš tikrųjų, labai kažkoks labai gera, dabar pasakysiu aureolė, tai būsiu ezoterikas, bet tas toks kitoks šiandien tavo veidelis. Klausau, įsijungiai pasakyti, ką nors. Jo, tarp menčių nešti sparnai užaugo. Ne, tai tau nebūdinga. Per daug aš tave pažįstu, kad tau tarp menčių neštėtų. Klausau. Aš tą išgirdau pulso tunelį ir nežinau, kas tai ir aš apie jį nesu girdėjus. Jeigu pulso tunelis tom, kurios nori vaikščioti, kurios gali ir nori vaikščioti, yra toks pulso tunelis, jeigu tu sugalvosi, tu, pavyzdžiui, savo pasakysi, kad aš vaikščiosiu bent 3 kartus į savaitę, man parašysi ir tada aš tau liepsiu pasimatuoti pulsą ramybės būsenui, parašyti amžių, ten yra išskaičiuojamas formulės. Tiesiog išskaičiuosim formulę ir tada tu žinai, eidamas, pavyzdžiui, tu turi pasiekti, ten būna maždaug 20, 30, 40 priklauso nuo ramybinio pulso. Tas tarpas, tas koridorius, kaip vadinamas, kuriame tu turi išlaikyti pulsą, kad degtų riebalas. Yra tas pavyk priešą, eini vieną, o čia yra pulso. Su pulsu man asmeniškai sunkoka, todėl kad aš dabar jau seniai bevaikščiau iš tikrųjų, bet kaip Anglijoje aš buvau įpratus vaikščioti, jau man tą pulsą pakelti iki beveik viršaus jau būdavo sudėtinga, bet tai yra laimė, yra įkalnė ir iš karto pulsas sušoka. Kad ir nedidelė, čiučiut, iš karto pulsas sušoka. Tai yra toks pulso koridorius, kur iš tikrųjų labai gerai dega riebalas. Tada jau, pirmiausia... Aš parašysiu, kai sugalvosiu, kad kai tik sugalvosi, tikrai čia jokia nepaskatys. Dar biškai reikia numesti, kad galėčiau daugiau vaikščioti. Ten, žinok, nereikia ilgai. Ten reikia, iš esmės rekomenduoja iki 20-25 minučių. Tai nedaug. Nedaug. Ir plius ansvarį, žinok, labai greitai tas pulsas pašoka. Šio klausimą, žinai, kur? Ir dar plius pulso koridorių galima daryti nebūtinai ryte, o ir vakare. Jeigu mes darom, pavyzdžiui, pavyk priešą, tai reikia ryte daryti, kad jis duotų tą naudą iš tikrųjų. O pagal pulso koridorius aš galiu pavakarį išeiti. Supranti, pavyzdžiui, daug kas šunį veda, ir pabėga, paeina ristelę, gerai, tau bėgti aš neleisčiau, bet kuo didesnis svoris, tuo, žinau, greičiau tas pulsas pašoka. Bet čia nesudėtingai. Aš parašysiu rytą. Parašyk, jo. Prieš tai pasimatok ryte ramybės būsenoj pulsą, parašyk, kiek tau pilnų metų, ką man reikėtų anketos ieškoti, nes aš laudorius ir tada suskaičiuosiu. Gerai. Tinka. Kas dar klausimai? Jau yra kamerą garsą jungsis, ne? Man dar įdomu, limfa ir svoris, kad jeigu aktyvini limfą, tai ir svoris krenta? Iš esmės, žiūrint, kaip aktyvini limfą. Jeigu mes šnekam apie limfos aktyvinimą, kai užmauna kojines, tai niekaip neįtakoja svorį. Jeigu mes šnekam rankų masažas, geras specialisto, taip, užjūta limfa. Ką daro limfa? Kodėl kartais limfa trukdo kristi svorį? Todėl, kad jeigu limfa
sustabarėjus, sukietėjus, sutirštėjus, tikriausiai toks žodis turėtų būti, ne? Jinai sutirštėjus, jinai pilna, pavyzdžiui, riebalo skilimo, tų visokių, po visokių infekcijų, po uždegimų ir taip toliau, jinai iš organizmo jau nebetelpa, primityviai aiškina iki begalybės, moksliškai nenoriu, nebetelpa tie papildomi toksinai, jie lieka kūne ir neišsiplauna. Limfa tai yra mūsų kanalizacijos vamzdis, jeigu taip primityviai visai pasakius. Tai kada jinai yra švari, ką jie daro švarę, tai yra vanduo, tai yra judėjimas, tai yra sėdėjimas ant 5 taško, kojas pakėlus. Kada atsisėdė ant kėdės, pavyzdžiui, aš dabar sėdėčiau ant kėdės, ant rašomas, susėdžiu ant kėdės, ant rašomas stalą pasikėlus kojas. Bet tas toks sėdėjimas, ne? Ne tai, kad 45 laipsnių kampu, bet, žodžiu, čia toj vietoje aš paprašysiu, kad merginos iškiptų, žodžiu, taip aš tau pasakysiu, kad kojas būtų aukščiau negu rūža. Jeigu dar atsisėsit taip, tai iš viso bus stebuklas. Ir tiesiog masočio poza, kojas aukštyn, dar trečias komponentas ten yra dirbti, tada šypsena. Iš pradžių būna ne šypsena, o grimasa, nes jeigu, pavyzdžiui, aš dabar pavargus, ne kokia ten šypsena, aš sėdi po 3 minučių, tu jau šypsaisi, patikėkit, žinau. Sunervavo kas nors ir galit kur nors nusisukę padaryti po vizę, labai greit susitvarkys. Yra tų monų tiek. Tik tiek, kad tiesiog mes lieknėjom, tai šiandien sakau, jau paskaitau, tai jau pašnekėjau apie viską. Plius, jeigu turit kažkam pažįstamų, naują projektą leidžiam, tai vėl bus 9 įrašų grupė, kuriuom svoris iki 10, nedaugiau. Kurių ansvaris didelis netinka, bet tom, kuriuom iki 10, 3 mėnesių, 125 eurai, tai tikrai absoliučiai mėnesį 25, ne 25, kad čia ganas 35 eurai į mėnesį, tai jau tikrai po eurai dieną jau kiekvieną savo gali leisti, jeigu turi ansvarį ir nesusitvarko. Tiek paslėptos reklamos, toliau klausimai. O jeigu visumoje labai daug vaikštai per dieną? Tai tunelis yra biškai kitoks vaikščiojimas, ne? Priklauso nuo to, tunelis tai yra pulsas. Tai jo. Jeigu tu vaikštai, pavyzdžiui, aš išvedžiau šuniuką ir lėtai vaikštau, taip, tai yra degos, dar yra dar vienas. Tai yra tas vadinamas Dieve, kaip aš pati praktikuoju, saulėje besudavus, pat daug metų dariau, už kitą pavadinimas. Sakykime, yra vaikščiojimas, koncentruotis, gali tada lėtai vaikščiot, koncentruotis ne į tą, kas vyksta tavo gyvenime ir taip toliau, čia daugiau psichoterapinė, bet koncentruotis į tai, kas yra sukurta ne žmogaus rankų. Tai tada lėtas. Bet jeigu mes šnekam apie lieknėjimą, tas vaikščiojimas, kolaražo sudeginimas, aš buvau kažkada įkėlus filmuką, bet jį kažkodėl užblokavo, paskui nebeiškėlė iš mūsų išlieknėkime kartu, kada vyriukas tiesiog darė eksperimentą. Ta pati kolaražą rinkdavosi iš angliavandenį, iš burgerių, lygiai tą patį. Ir priaugo 8 kilogramus. Tai ten jisai filmavo, rodė. Aišku, jį internete paieškojus jį galima rasti, bet pas mus jau nėra. Tai ir šitą, kaip skiriasi kūno ir iškart atsirado pilviukas ir taip toliau, suvalgant tą patį kolaražą. Lygiai taip, kaip daugybę metų buvo sakoma, kad mažiau valgyk, daugiau judėk. Ir tada sulieknėsi. Visi mes tą žinom. Man žinot, kas, dar vieną sakinį pasakysiu, dabar pabambėsiu. Savo stilių. Mane stebina kitas momentas. Ateina žmogus su savo įsitikinimais, ateina, kai būdavo gyvas grupės, tai jau visos praktiškai pavalgė paskutinę vakarienę. Nes jau rytoj, tai jau ateisim pasitą ir jau tada mesim svorį, valgyti neduos ir taip toliau. Tada ateina, pradeda valgyti. Kaip aš jau liepiu, valgyti, pradeda valgyti. Turi rezultatą. Svoris krinta, praeina kažkiek laiko ir žmogus pradeda vietoj to, kad jau aš žinau. Mane visada stebina ir kartais net siutina, aš prisipažinsiu. Jau aš turiu rezultatą, minus, pavyzdžiui, 8 kilogramai, minus 7. Aš žinau, tai veikia.
Ir tada sugalvoja. Bet žinot, ten sakė, kad kopūstai labai lėtina medžiagų apykaitą. Aš tokių prisiklausau, žinokit, mes su Lina tokių prisiklausom. Tai aš kartais net patikrinu, galvoju, gal aš jau taip atsilikau, nebežinau ko nors. Supranti, tai vėl kokį, tai bet mėsa nesveika, tai bet reikia judėti, tai judėjimas gyvybė, tai ko tik norit. Tada mažiau valgyti patyliukais. To garsiai nesako, bet patyliukai susimažina porcijas. Tada sustoja svoris, 5-6 savaitės svoris nekrenta. Tada jau aš žinau. Tvarkoj, kalorijus mažas, arba nemiega, arba liga, viską. Paskui, biški pasimažinau, nenorėjau, klausyk, man atrodo, jeigu aš žinau, kaip dviračių važiuoti, tai aš sėdu ir važiuoju, ne, stoviu, žiūriu į dviratį ir sakau, o gal vieną tiekinį nuimti? O gal vairą ant sėdynės uždėti? Bet ne. Tie dalykai mane biški kartais kabina, aš tikrai labai mokausi nereaguoti, bet kartais užkabina. Atrodo, žmogau, išbandėjai. Tai gerai, 5-8 kg, po 15 numeta ir įsijungia tas, bet po 6 nesveika valgyti. Tai rūpus miltai. Tai jeigu tau krenta svoris, tavo tikslas toks, tyrimai blogėjo, gerėja, tai kokio bieso man mokytis daryti nesąmonės. Gerai, vieną kartą suvalgiau tortą, užmiršau, toliau gyvenu normalų gyvenimą. Aš per motinos dieną irgi valgiau, dar 2 tortų valgiau po vabalą, ir ką. Vieną valgiau dėl to, kad skanus, kitą valgiau, gabaliukos valgiau, nes buvo nepatogu nevalgyti. Pusmatę padarė tortą, su žolė, ten su patikepė biskvitus ir taip toliau. Aišku, tas, kur buvo, aš tau Lina sakiau, kokį ten Palangoj Klaipėdoj valgo visada merginos mūsų? Kokį desertą? Garsą. Napoleoną? Ne, ta moteriška kažkokia rusiška pavardė. Ai, Pavlova. Pavlova. Tai tas Pavlovo, tai buvo tikrai skanus, tai jau tam, taip, šitas valgiau, nes reikėjo paragauti, bet ta prasme, ir gerai, ir viskas, ant rytojus man nereikia nei to torto, nei to, Tai bet čia niuansai yra. Bet aš nepradedu galvoti, kad, gerai, tai jo, cukrus sureguliavo tą mitybą, knark nustojau, tą nustojau daryti, rėmo neėda, viskas tvarkojom, bet padarykim kitaip. Tai rūpus, miltai, mergiotės. Griebėt ir darot, ką patikrinat. Ką jau žinot, ne tik, kad aš sakau, bet pačios jau žinot. Sekantis klausimas. Užrausidė akinius, tai jau klaus, ką nors. Gerai, klausau, Angelė. Rita, aš Gintaras nori paklausti. Pas mane va toks dalykas, aš čia kaip iš tos ligoninės grįžau, kada čia, spalio pabaigoj. Ir man užėjo toks, žinai, nes ten buvau sukūdęs tai normaliai, vos ne kaip dviratis. Tai bet palauk, tokios lygos, tai palauk, tai būtų kvaila, kad nesukūstum, ir mane maitino, žinai, ten aš sėdėjau ant valdiško maisto, nieko iš namų nevežė. Taip tau reikia, toliau. Bet tu supranti, aš irgi kaip greitai. Man ten 1-2 vakarus tokia seselė davė karšto šokolado vakare. O ypatingai vakare, kaip sveika, ant kefyro neužtraukit. Bet žinok, labai gerai miegot po to. Tai taip. Endorfinai įsiskiria nuo šokolado, jie sujudina smegenis ir ateina ta ramybinė būsena. Viena laimė, viena bėda, kad tada reikia greit užmigti per 10 minučių, nes ilgiau jis įsisklaido ir vėl norisi šokolado. Bet tu supranti, man aš kai grįžau, paskui man šovė tokia, iš nežinau, atsirado mintis, aš čia biškai sausainiukų, žinai. Maždaug čia, žinai, kažką tokio padariau, iš kalėjimo pabėgau, dabar jau galiu sau leisti. Tai aš normaliai pasėdėjau ant tų sausainiukų, žinok, ir man taip ant sausainiukų, paskui būdavo jau tipo vos ne vieną kartą valgau, bet vakare prie televizoriaus tai vėl kažkokį sumuštinį, dar kažką. Tai aš normaliai prisiauginau. Kiek? Čia vienu tarpu tai turbūt... Gal kokį 10? Ne, svėriau visada daugmaž ten 86-7. O jau po ligoninės čia
92. Ai, nu tai palauk, kol bus 128, tada aš tave liekninsiu. Nu jo, ne, aš jau pats liekninos. Šitą... Pas mane sausainukų nėra. Ne, Jaunuolė, Angelyt, jeigu pamatysi, kad valgo, duok per nagus. Kad pas mane jų nėra. Bet tu supranti, aš ką norėjau pasakyti. Ir dabar man, žinok, jisai žiauriai stovi, žiauriai nekrenta. Nu, mažai baltymo. Trumpai aš tau galiu iš karto atsakyti. Mažai baltymo. Ir ne pieno baltymo. Neusišokit ant varškių, kefyrų, airanų ir taip toliau. Nes taip kaip jums atrodo, kad čia toks nekaltas gėrimas, ten yra pakankamai daug angliavandenių, ten yra pakankamai daug visokio brūdo pridėtas, kai išgaut skoninės savybės. Neusišokit ant nekaltų maistų. Atsisėdi ir valgai baltymą. Tai yra mėsa ir žuvė. Nu, riebė, tokia, kokia tau skani. Viskas. Užsikrauk iki gerų pietų, iki pavakarį, iki 4 valandos susikrauk baltymą, vakare to Jėzus Marija po 3 dienų nebus. Bet aš dar žinai, ką dabar darau. Bet jis tai visą dieną nieko nevalgo, Nu, tai taip. Tik vieną kartą pavalgo ir viskas. Nu, tai taip. Ir tas vienas kartas gaunas nuo 6 iki 12, aš suprantu. Ne, vieną kartą. Tai aš ir sakau, vieną kartą nuo 6 iki 12. Nu, rytą ne, aš pavalgau vieną kartą. Bet vakare tau Nu, užsako. prisėdęs prie stalo, viskas. Nu. Ir jis negali kristi. Dabar žiūrėk, jeigu tai tu lenki man prie protarpinio badavimo, galbūt yra kam ir įdomu. Prie protarpinio badavimo aš tau pasakysiu, kur yra bėda su protarpiniu. Kurį laiką pakrenta svoris, paskui sustoja, nes organizmas supranta, aha, vėl šitas neduos arba šita neduos valgyti, reikia sulaikyti, kad tik netimtų paskutinį, kad badu nemirti. Nežiūrint, kad tu sveri, aš kaip pavyzdį sakau, nežiūrint, kad tu sveri virš 100, kad tik badu nemirti. Bet aš dabar, man žiauriai pagerėjo, man su virškinimu problemos ten, karočią, buvo užkietėję ir viskas, bet aš pradėjau, nu jau mėnesis koks, aš geriu aliejų. Nu, tai aliejus tai taip, ypatingai, va, aš čia dabar gavau vakar Kyšiaus bankutė to, jie daro savo aliejų. Taip, aš suprantu, kad tai yra bėdas. Bet iš esmės vėlgi, ašgi žinai, tas bjaurastis, kuris prisuksiu prie to, kad jeigu aš kažką norėjau suskaudo ir negaliu ir užkietėję viduriai, reiškia, iš esmės aš kažko negaliu atsikratyti. Va ir viską. Nu, tai čia kiti niuansai. Kada nors gali parašyti meilės laišką, aš pasišnekėsiu. Kiek būsi Lietuvoje, dar pasakyk? 18 skrendu atgal. O, tai da čia. 8 Nu, dienų. tai būsiu, galim kada pašnekėti. Taigi Angelė turi telefoną, nu jeigu ką, tai galim telefonu persišnekėti. Bet jinai skupo neduoda. Duok, tai jam atbula ranka biškė, užvažiuok. Nu, tai va, reikės išvaryti lauką žolę, kad nupjautų. Taip, tegul biškį langus nuval antram aukštą iš lauko pusės. Nu, taip. Be kopėčių. Gerai, kas dar kokių klausimų mergaitės turit ar neturit? Kaip ir viskas aišku, bet kartais kyla mintis, ar sriubytės niekiek negalima buljoną? Galima, pavyzdžiui, sriubytė. Tai jums sriubytė yra tik bulvienė? Ne, aš tokių nevalgau, sakykime, kopūstų šviežių. Taip, prašau. Brokolių, labai skani brokolių. Jolanta mano sėdi išmokė mane. Mėsos, jinai ten su dešrelėm virdavo, bet šiaip, pavyzdžiui, mėsos kukuliukų pasidarai brokolis ir kalafijoras ir sultinuko biškį ir tų kukuliukų prisidedi. Jo, labai skani, tikrai niekada nebūčiau pagalvojus. Nei mane čia išmokė ir tikrai labai skani sriuba. Aišku. Nu, barakėlių negali. Ne, burokėlių ne. Nu, kas 2 savaitės 1 porciją šaltibarščių. Biausia, ko trūksta, tai gal šaltibarščių. Jo, nu tai bet, kadangi pačiai čia nėra, kad rytoj man reikia -5 turėti, tai paimkite tik tai, sakau, po to pasidarykit tą sausą burną. Nu, bet po šaltibarščių, tai jeigu be bulvių, tai valanda sausa, jeigu su bulviam 2 valandas sausa. O jeigu žalias burokas? Jeigu žalias burokas? Jeigu tau skanu, gali griaužti, jo daug nesuvalgysi, netarkuoko griauž, gal ir nieko. Šiaip tai apie buroką ir morką sako taip, morka, pavyzdžiui, žalė netarkuota, o pagraužti jos galima.
kažkiek. Jeigu ir meti intensyviau, bet supranti, ką žinau, O jeigu ją sutarkuoji, tada ją greit dar per kandį, jinai labai, jau apdorota, jinai žarnyną. Tai kaip čia pasakė? Ne, aš tik tai apie buroką žalę, nes burokas viena iš daržovių be kopūsto skaniausia, tai aš pagalvoju apie žalę. Bandžiau aš kažkada, man bandė čia tokių marinuotus, bet nemarinuotų, nusišnekėjau raugintų, neblogi, bet jeigu valgyt barakėlius, tai valgyt skanius. O jeigu, sakau, šiandien pasidariau, neskanu, ar čia mano skonis sugedo, ar ne? Ne, burokėliai. Labai daug yra burokėlių. Ar veislė, aš visada tuos pačius valgau, taip pat darau. Žodžiu, šiandien nebuvo skanus, tai jie bus nesuvalgyti. Grietinėlė neta buvo. Nedėjau aš ten jokios grietinėlės, aš šiandien dariau paprastas mišrainę. Jūs ir neskanu reikėjo karštų barakėlių. Reikėjo barakėlius daryti, aš supratau, mes su Jolanta turim. Mes čia su kai kuriuom turim slaptažodžius, barakėliai. O cukinijos? Cukinija, jeigu žalia, prašau. Taip, žalia. Žalia man galima. skanesnė žagurka. Tai va, cukinija galima, tik tai tiek, ir dar, žinot, kaip man dabar baigia įrodyti švedai, dar nesakau, kad galima, bet intensyviuojame etapė, jeigu turi tą kepyklę, kaip jinai lietuviškai dabar vadina. Gruzintuvė, va. Karšto oro? Taip, karšto oro gruzintuvė, tai atseit visai galima tas cukinijas ir baklažaną joje apdoroti ir valgyti. Nežinau, dar nebandžiau, nežinau, negaliu nieko sakyti, bet sako, atseit, tas išeina, tas cukrus kyla, nežinau. Bet jau bando įtikinti mane šituo. Bet tai galima tada? Nes labai skanu. Tai va, jis sako, kad galima, bet aš dar turėčiau, kai gausiu kitą savaitę, sekantį antradienį, kai gausiu aprašą studijos, tada jau žinosiu tikrai. Man biški nesiteiki, bet gal, nes aš tikrai, nežinau, pavyzdžiui, gerai, žiūrėkit, yra šoninė, ne, aš visada urgiu, kad jos negalima, nes ten yra daug riebalo. Bet pavyzdžiui, tam toj gruzintuvėj, tai tas riebalas ten visiškai sudžiūsta, ištirpsta ir lieka tik ta mėsytė, tas raumenukas. Tai aš tada manau, kad galima. Vėlgi ne kibirą. Tik paltį. Tik paltį, teisingai. Tik paltį. Ada, kas nors nori man ką nors pasakyti, ar atsisveikinam? Tu labai gražiai šiandien atrodai. Kaip? Tu labai gražiai šiandien atrodai. Nusiprausiau. Aha, dar muilo turi. Turiu dar paskutinį gabaliuką, Jūratė, pasimiau. Gerai. Aš galiu trumpai tik tai papasakoti, turbūt kaip atpranta organizmas nuo kito maisto. Taip, maitinantis, kaip jūs sakot. Mes turėjom su kolektyvu išvyką ir buvo Kazanė keptas šitas darytas plovas. Jis labai buvo skanus. Aš jo valgiau, bet paskui buvo dideli labai skausmai. Taip. Ir bloga, ir be proto dideli skausmai, ir atrodo, kad ir vidurius paleidžia, ir viską, ir pagalvojau, kad nuo durnumo vaistų nėra. Yes. Ir tikrai labai buvo, iki tol buvo nieko, bet paskui tiesiog naktis buvo tokia bemiegė, dar tokių skausmų turbūt neturėjau. Ir sakiau, jau atsižegnoju, ir daugiau niekada gyvenime tokio maisto aš ir nevalgysiu, nes tiesiog organizmas jau nebepriema. Va čia, žiūrėk, Angelytė, ir visom sakau, va čia tų katinų reikalai. Pamenat, sakydavau, ryžas ir pilkas katinas. Bet ryžas beveik nudvėsės, pilkam padavė nesąmonę, ko jis sako? Taip. Tikrai buvo skanu, visos valgė ir aš kartu galvoju, tai vieną kartą be ko, taip. Jo. Ir nieko. Ne, mes turėjom vieną, kur ir pirštus teko kištis grįžus, da sako, bandžiau užmigti, nieko, sakė, kas vidurių nepaleido, tai reikia susitvarkyti kitaip.
Bet irgi labai ilgai paskui paleido, paskui ten viskas ėjo skerstai išilgai, bet skausmai tai buvo nebepakeliami turbūt. Ir aš sakiau, nu kokia durna, ar aš nuo to laimingesnė, ar man... Pasakyk, Angeli, tavo katinai protingesnė už galvą, nu pasakyk. Nu, nes aš daugiau taip nedarau. Dabar ir galva supradės. Nu, vat aš kai sakau, kad kada pasilaikai, susistatai tam, netgi numatė atvejai, pavyzdžiui, išvažiuoji į kelionę, viskas įskaičiuota, pavalgo, grįžta, nėra pliuso, arba ten 200 gramų pliuso. Nu, visi tikimės, kad parsivešime, ne? Nu, iš kur, nu, kartais iš Italijos atsiveža, kadangi makaronai, picos, bet nu ir tai retas. Dar grįžta kartais ir su kūdė. Nu, kritė kelis 100 gramų. Žinai, organizmas tiek užsisuka per tuos 3 mėnesius, jis tiek medžiagų apykaitą užsisuka, kad tu suvalgiai, bet jeigu tu kas antrą dieną jam duosi, nu, jisai pradės lėtėti, nu, vat ir viską. Nu. Nu, kas dar man ką nors gero pasakys? Nu, reiškia, valgysim pilną burną. Taip. Valgysim pilną burną, o nelaimė. Žinokit, aš pasakysiu, ir video grupėse, va čia yra iš grupių merginų, tai neduos meluoti. Žinai, kokia būna. Iš pradžių būna bėda, kad kodėl tik mėsa, paskui būna, Zaurita, kaip nebenoriu valgyti, nieko nebenoriu, aš sakau, man neįdomu, tu privalai valgyti. Tai jeigu šiaip normaliai žmogus sako, kaip baisu lieknėt, nes būsiu alkana, tai pas mus yra kaip baisu lieknėt, nes paskui reiks valgyti. Taip. Paskui būna per daug. Jo. Čia bajeris, nebe bajeriškas bajeris. Viskas, mergaitės, jeigu nieko man nesakot, skirstomės einam mėgoti. Norėjau padėkoti už labai įdomią paskaitą. Labai buvo įdomu, daug naujų dalykų. Ir labai lauksiu, kur sakėt, kur bus ten iki 10 kilogramų mesti grupės. Taip. Tai kaip sužinoti, kada bus? Edita, tada taip, aš jau tiesiog vardu ir kreipiuosi. Edita, tada parašykit, lieknėkim kartu į Messengerį, ne? Arba susiraskit Ritą Milinavičienę. Ir šitai parašykit man asmeniškai kaip noriu, tai pranešim, renkam dabar grupę, dar yra tik, nes mato, 3 grupės dabar baigė, mums paliko virš 600 kg riebalų, per 3 grupės įsivaizduokit, kiek pas mus svorio palieka. Oho. Jo, virš 676 ar 667 kažkiek. Tai dar 10 kg priimkit. Tai jau čia kita grupė, čia jau tos ilgosios, kurėjo kas, bet iki 10, tai iš tikrųjų tikrai darysim įrašus, ten būna truputį kitaip, ten susitinkam, kas kiek laiko, gaunat įrašus, darot, kas reikia, susitinkam, pasišnekam 2 kartus, tada įrašai būna, tada vėl susitinkam, vėl įrašai, kas savaitę nereikia susitikinėti ir manęs pakęsti. Bet būtų gerai. Labai įdomu. Jeigu tik 10 kilogramų, tai aš tikrai nesakysiu, kad jums reikia įti ilgąją programą. Nebent su galva yra bėdų. Ilgąją programą dar eina tos, kurios, kad ir nedidelė ansar, ten, pavyzdžiui, pas mus yra 80 kilogramų sveriančios vienai grupai, 78, dėl to, kad psichoterapinių technikų gauna, šalia viso gauna va šitą. Bet šiaip, jeigu ansvaris 10 kilogramų, tai tikrai įrašai ir dar bent kiek turit, dabar jau kaip negražiai pasakysiu, proto sveiko, tai jos tikrai užtenka. Ne per daug to proto, reikėtų į tą grupę, kur su galva negerai. Jeigu su galva negerai, tai nauja grupė formuosis Liepos mėnesį. Bus, tai man parašykit, pasigalvokit, parašykit ir aš jums atrašysiu ir galėsim ir šiaip, aš kartais ir nemokamo susėdu, pasišneku, jeigu kam reikia. Yra ten mano, jeigu iš Lietuvoje, Edita? Taip. Yra ten tokia, įlyskite, lieknėkime kartu, yra toks telefonas tėtas ir skambutis draugui. Ten yra mano telefonas, galima man telefonu paskambinti, nebijant, kad tuoj parduosiu, įkišiu ir taip toliau, bet kada galėsit padėti ragelį. Supratau, ačiū. Iki. Gerai. Viskas. Nu, jau dabar visos. Ate. Ačiū. Labai smagu pasakyti. Irena irgi pasirodė pamiegojus, ate. Agurką valgiau. Ai, tu apjojai, kad atimsi mane? Taip.